kaip ir pati galiu pasakyti, kaip iš savo patirties, jie neišsprendžia problemų. Iš principo niekas nepakeis miego, niekas nepakeis subalansuotos mitybos. Tas recovery, aišku, irgi reikalingas, nes tikrai galima persitempti labai greitai ir patirti negrįžtamų visokiausių traumų, po kurių galima iškristi iš sporto. Netgi ant pačių papildų reikėtų paskaityti, rašo, kad rekomenduojamas yra subalansuotas miego ir maisto režimas visas. Ta prasme, net patys vitaminų gamintojai tiesiog pabrėžia šitai. Tai, kad mes užsisukame toje magijoje, tai yra netiesa, tai yra mitas, kurį mes patys savo mielai pasisakom ir patikim. Gal čia irgi yra toksai tikslų kėlimas, liktai norisi daug sportuoti, daug dirbti ir turbūt ne vien tik sportas, ir darbas turi įtaką ir tas bendras nuovargis, nuovargis traumose yra turbūt labai didelis faktorius. Labai didelis. Tenka matyti tuos, kurie pasportuoja ten truputėlį ir vaikšto labai ilgai. Tai jie kaip ir to nuovargio nepatiria. Bet yra tų, kurie ateina ir stipriai dirba kokias 2 valandas, pavyzdžiui. Tai nuovargis yra tiesus kelias ne tik tai į tą bendrą išsekimą, aišku, bet ir į tai, kad galima patirti traumą daug lengviau.